Labas rytas, jau vėlyvas rytas, 10:30 dabar. Ir nuvažiuota apie 20 km, išsinežinau iš Slovakijos. Ką tik kartau sieną į Austriją iš Slovakijos ir sustojau pirmam miestukį snacksui, labai skaniam granolai. Iš Slovakijos gan skubėjau varyti, nes šiaip labai prasti keliai, užpakalis jau atitarkuotas, adarytas ir nemažai eismo. Net Slovakijoje vienoje vietoje ant kelio ženklo, kuris sako, kad tuoj bus bėgiai traukinio, mačiau kulko žymę. Tai nežinau, ką tas sako apie Slovakiją. O dabar užmačiau Eurovelo 13 ženkliuką, pažiūrėjau, kad jisai man iš dalies eina pakeliui, tai pabandysiu su juo pavažiuoti pusę dienos. Jeigu kokybiškas kelias, jeigu bus prastai, tai grįšiu į savo paprastą keliuką ir važiuosiu. Nusimato nelabai ilga, bet karšta diena. Didžiąją dalim po kol kas važiuoju į vėją, tai nėra taip lengva, bet turim visą dieną. Sustojau prie bažnytėlės, kur yra aukštai ant kalno. Atsipūsti, žiūriu kapinės, tai atėjau. Vandens užsipyliau, gaivau, šalta. Ir kartu pagalvojau, kad nors gal dar anksti, nežinau, 1:30, galvojau gal pavalgyti dabar. Akimirką pamastu ir nuspręsiu, nes šiaip siena iki Čekijos jau yra prie pat. Man liko gal kokie 2-3 km iki sienos ir būsim Čekijoj. Bet čia toks jaukus kampelis, jau nuvažiuota apie kelis kilometrus, tai gal pats metas. Bendrai tai labai faina vėl grįžti į atvirus tokius ūkininkų kelius, galima sakyti taip. To nebuvo Slovakijoje visiškai. Ten buvo ne taip jauku, ten buvo ne taip gražu, o čia man daug labiau patinka. Slovakijoje tik faina gal buvo, kad tolumoje jau matėsi Tatrai, kažkiek ten pradžia jų. Tai tas fainai, nes taip tokių tikrų gigantiškų kalnų, uolėtų kalnų, taip ir nepamatysiu šitą kelionę. Bet paragavau kalnų normaliai. Ir dar truputėlis laukia. Nusprendžiau važiuoti toliau į Čekiją ir tada pietauti, bet privažiavau šito persikų ir nektarinų sodą. Šibelin kaip sunokia, idealiai skanus. Tai kelius suvalgysiu ir tada toliau važiuoju.
šiandien pietus gerokai vėlesni. Laikė tai normaliai, bet 22. Man tas tinka ir patinka. Bet jau numinta PM7 km. Biškai daugiau negu įprastai siekiu iki pietų būt numynęs. Labai karšta. Radau ežerą truputį apsipilt vandeniu, atsigaivint. Jo, dabar susirasiu jaukią vietelę pavalgyt, papietausiu. Pasėdėsiu, biškai palauksiu, kol gal karštis kažkiek apmažės. Ir toliau laukais. Šiaip maršrutas šiandien tikrai malonus. Ketvirta valanda. Geras dienos startas buvo, bet visiškai progresas sustoja. Jau kelintą kartą stoju tiesiog ledų ir atsigert, nes yra žiauriai karšta. Dingusi energija iki nulio. Bandau kažkaip atsipeikėt. Ir dabar dar pažiūrėjau, kad man liko apie 20 km, bet tiesiausias kelias yra labai aktyviu, matau aktyviu keliu. Tai alternatyvų kelią dar susižiūrėjau, tai dar truputį pailgėjo maršrutas. Nežinau, žiauriai šiandien jau pavargau. Ir atrodo, viena lengviausių dienų turėjo būti, bet taip nebūna čia. Tai dar suvalgau vieną vaflį ir judu. Tiesiog taip, aš jau kempinge esu visiškai nusikalęs. Kaip ir sakiau, šiandien tikrai turėjo būti lengviausia diena. Turėjo planuose būti 71 km. Atvažiavau su 96. Tai kas kaip ir nieko čia, žinai, baisaus tie 96, tik tiek, kad kai nusiteikęs esi vienam, gauni kitą, tai tada tas išmuša iš vėžio. Bet ir nebuvo lengvi kilometrai, šiandien buvo baisiai karšta, labai daug myniau į vėją, tai atėmė daug jėgų. Bet gal sunkesnė dalis, kad žinau, jog rytoj tiesiog suplanuota yra 94, bet dar neaišku, kaip ten susikoreguos ir kaip pasididins tas skaičius. Manau, kad rytoj bus bene ilgiausia diena. Atvažiavau į kempingą, kuris yra didžiausias, kokie esu matęs. Jame yra, pačiame kempinge yra 2 ežerai, vienas mažesnis, kitas gerokai didesnis, kuriame yra wake parkas. Čia žmonių kaip festivalyje, vos radau kur palapinę prisiglaust. Tai neįprasta, tikrai nėra jauku, aš mėgstu ten tą ramesnę stovyklavietę, kur yra dar 2-3 žmonės šalia. Ir viskas, bet turim ką turim ir čia nakvosim. Jau po biškį suprantu, kad liko labai nedaug šitos kelionės. Tai reikia biškį susikaupt dar, nes jau galvoju apie tai, kaip čia bus, kai grįšiu, ką veiksiu, kokių ten naujų planų ir panašiai. Ir jau kažkiek net norėtųsi būti jau Vilniuj, bet biškį durna taip daryti, man atrodo. Tai pabandysiu susikaupti ir ramiai iki galo nuvažiuoti su pasimėgavimu. Šiandien skaičiai. Važiuota šiandien 5,5 valandos ir 9,6 nuvažiuota. Maksimalus vėl nesąmonė, tokio tikrai šiandien nebuvo. Ir vidutinis 17,6, kas atrodo legit. Rytoj mes skirsime 1000 šitos kelionės. Iš viso nuvažiuota jau 937. Šiandien yra 10 diena pabaigta.